Sveiki atvykę į Intergen Direction Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiame epizode kalbėsime apie darbuotojų įsipareigojimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų kartų bei kaip tai veikia darbo našumą. Šiuolaikinėje darbo rinkoje įprasta, kad kartu dirba skirtingų kartų žmonės. Kiekviena karta atsineša savo vertybės, lūkesčius, bendravimo stilius bei požiūrį į įsipareigojimą ir bendradarbiavimą. Suprasti šią skirtingų kartų dinamiką yra būtina, jei norime kurti darnią produktyvią darbo aplinką, kurioje įvairovė tampa stiprybė. Darbuotojų įsitraukimas – tai emocinio ryšio ir atsidavimo lygis, kurį darbuotojas jaučia savo organizacijai ir jos tikslams. Nors noras būti vertinamam ir prisidėti prie bendro tikslo yra universalus, skirtingos kartos tai išreiškia ir suvokia labai skirtingai. Kūdikių bumo karta, gimę 1946–64 metų, vertina lojalumą įmonei, darbo stabilumą ir stiprų pareigos jausmą. Jų įsipareigojimas atsiskleidžia per ilgalaikį atsidavimą ir sukauptą patirtį. Jie siekia, kad būtų pripažintas jų profesinis kelias ir indėlis. Dešimta karta, 65–80 metus, yra pragmatiškesnė, vertina autonomiją, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą bei profesinio augimo galimybes. Jie įsipareigoja projektams ir vaidmenims, kurie leidžia tobulinti įgūdžius ir išlaikyti nepriklausomybę. Tūkstantmečio karta, 81–96 metus, ieško prasmės darbe, vertina įmonės socialinį poveikį ir nuolatinio tobulėjimo galimybes. Jų įsipareigojimas glaudžiai susijęs su organizacinė kultūra, nuolatiniu grįžtamuoju ryšiu ir asmeninių vertybių atitikimu įmonės tikslais. Z karta, gimę po 1997, tikisi lankstumo, nuolatinio mokymosi ir prasmingo darbo. Jų įsipareigojimas glaudžiai siejasi su įmonės autentiškumu, įtrauktimi ir technologijų naudojimu efektyvumui didinti. Kai organizacija supranta ir atliepia šiuos skirtingus motyvacijos šaltinius, skirtingų kartų įsipareigojimas gali tapti galinga energijos ir lojalumo jėga. Tačiau šių skirtumų nesupratimas gali lemti motyvacijos stoką, didelę darbuotojų kaitą ir jausmą įmonė manęs nesupranta. Bendradarbiavimas – tai darbas kartu siekiant bendro tikslo, dalijantis žiniomis, įgūdžiais ir atsakomybėmis. Skirtingų kartų sąveika komandoje gali būti tiek didžiausia stiprybė, tiek pagrindinis trinties šaltinis. Todėl įmonė turėtų pritaikyti skirtingus komunikacijos stilius pagal darbuotojų sociologinį kontekstą. Dvipusis žinių perdavimas tarp kartų, pavyzdžiui, atvirkštinė mentorystė ar šešėlinimo programas yra naudingas. Jis praturtina visus ir apsaugo nuo svarbios patirties praradimo. Technologijų klausimas taip pat yra svarbus. Jaunesnės kartos yra skaitmeniniai gimtieji ir lengviau valdo technologinius įrankius. Vyresnės kartos, nors ir neužaugusios su jais, gali būti labai kompetentingos, jei gauna tinkamus mokymus ir pagalbą. Taip pat svarbu įtraukti įvairius darbo metodus, nes požiūris į komandinius darbus, hierarchiją, autonomiją ar priežiūrą gali skirtis tarp kartų. Kai skirtingų kartų įsipareigojimas ir bendradarbiavimas valdomi veiksmingai, nauda darbo našumui ir santykiams yra reikšminga. Didėja inovacijos ir kūrybiškumas, gerėja problemų sprendimas, plečiasi įgūdžių įvairovė, skatinamas nuolatinis mokymasis ir stiprėja organizacijos kultūra. Visa tai padeda išlaikyti talentus. Kultūra, kuri vertina ir skatina kartu bendradarbiavimą, didina pasitenkinimą ir priklausimo jausmą visų amžiaus grupių darbuotojams, mažina kaitą ir pritraukia naujus talentus. Kita vertus, be aktyvaus valdymo kartu įvairovė gali sukelti organizacijoms rimtų iššūkių, pavyzdžiui, formuoti stereotipai ir išankstinės nuostatos, kurios virsta vidiniais konfliktais bei įtampa. Ilgainiui tai gali lemti neefektyvumą ir prastą veiklos kokybę dėl motyvacijos stokos ar atskirties jausmo kartose, kurios nesijaučia integruotos į įmonės modelį. Norint maksimaliai išnaudoti teigiamus aspektus ir sumažinti neigiamus, organizacijos gali taikyti įvairias strategijas, skatinti pagarbos ir įvairovės vertinimo kultūrą paremtą atvira ir abipusę komunikaciją. Tam gali būti naudinga kurti skirtingų kartų darbo grupes, siūlyti nuolatinius individualizuotus mokymus, ypač apie jautrumą kartų skirtumams, kad būtų mažinami stereotipai ir darbuotojai galėtų suprasti kitų kartų motyvacijas bei darbo stilius. Skirtingų kartų įsipareigojimas ir bendradarbiavimas yra strateginis turtas kiekvienai organizacijai. Tai ne problema, o unikali galimybė skatinti inovacijas, nuolatinį mokymąsi ir didesnį organizacijos atsparumą.
Suprasdamas kiekvienos kartos ypatumus ir įgyvendinamas strategijas, skatinančias komunikaciją, abipusę pagarbą ir prisitaikymą, įmonės gali paversti kartų įvairovę galingų konkurencinių pranašumų, gerinti darbo rezultatus ir kurti prasmingus profesinius santykius visiems. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename, jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtraukti, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama ES. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus+, France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją